Visiems labas. Šiandien aš papasakosiu, kad kaip man sulūžo klubas. Mano kūno dalis. Buvo taip. Po mokyklos, mano draugas sako, einam į parką. Aš turiu susitikti su savo kita draugė ir eiti į parką. Ir aš sakau, nežinau, gal ne, šitaip pat. Mačiau, kad norėjau būti tik su savo draugė. Jisai vis tiek atėjo. Gerai. Nuėjom, pabuvom biškį, laukė mano draugės. Ir tuo metu mano draugė dar nebuvo atėjus ir aš sugalvojau nučiuožti nuo čiuožyklos. Aš atsisėdau, nučiuožiau ir tiesiog prisiliečiau prie čiuožyklos tuo nučiuožimu, prie to metalo, tik prisiliečiau. Ir tiesiog aš nučiuožiau ir man taip suskaudo, aš sakau, man neina pajudėti. Man labai skauda. Šlubuodama nuėjau pas savo močiutę. Nuėjau, jinai davė man tabletę nuo skausmo, pavalgiau, nes aš iš viso nevalgiau nieko. Žodžiu, viską padariau, viską. Gerai. Man nepadėjo ta tabletė. Ir aš paskambinau per savo telefoną savo mamai, sakau, ar, man skauda, papasakau, kad ten taip ir taip buvo. Sako, gerai, dėkis batus, o man neėjo, man skaudėjo. Tai žodžiu, man padėjo ir, atvažiavo mano mama, nuvažiavom į antrą ligoninę. Gerai, nuvažiavom, sakau, pabandyk pakelti koją. Negaliu, man neina. Gerai, padarė, neatsimenu kaip padėjus, bet praskanavo mane. Kažkaip ten atsigulė ir tave nuskanuoja. Ir nuskanavo. Nuėjom vėl į tą kabinetą, kur iš pat pradžių buvau. Ir tada man ir pasakė. Pas tave yra klubo lūžis. Taip. Klubo lūžis. Man tiesiog sulūžo klubas. Kaulas sulūžo. Ir sakė, dar nežinom tiksliai, ar tai nieko tokio, ar galima eiti į mokyklą. Nuvažiavom mes į klinikas. Nuvažiavom, laukiam, padarė be galo daug tyrimų. Ir, mane vėl nuskanavo. Ir tai yra lūžis, tikras lūžis. Po to pasitikslino, kažkokia kapsulė ten yra, kur įkiša ir tai taip paskanuoja. Ir vėl rodo, yra lūžis. Mes ten laukiam 6 valandas, buvom 6 valandas ir tiesiog rado pas mane lūžį. Ir mane, mes nuvažiavom namo. Mums tiksliau davė tą lapelį, kad viskas, kad parašyta, kad kas buvo, kaip buvo, kas sulūžo, žodžiu. Parašyta, gulimas režimas. Aš turiu tik tai gulėti, man niekur negalima eiti. Ir dabar guliu su savo katinu. Tai visa tai buvo vakar. Tai va. Žodžiu, linkiu jums sėkmės, kad jums niekas nesulūžtų. Būkite atsargiai žaidimo aikštelėse ir visiems linkiu viso gero. Iki.